Justinas Varnas, Vytenis Lipkevičius, Gediminas Orelikas ir Nikola Popovičius, iš kurio rankų išmuša kamuolį Mekovulų. Ir vėl Mekovulų. Žemaitis į kraštą, Eigirdui Žukauskui. Žukauskas veržiasi į baudos aikštelę, išmuštas kamuolys ir iš jo rankų, bet jis suranda Kristupą Žemaitį, kuris ir rungtynėse su Jonavos bet buvo naudingiausias ir produktyviausias komandos krepšininkas. Pražiopsojo tenais Panevėžio krepšininkai, buvusi savo bendra klubė toje komandoje. Čia Mekovulų ir dėjimas iš viršaus. Su gimtadieniu! Happy birthday, Christian! Vis dėlto lieka Wolves komandos rankose. Čia dar kartą mūsų dėjimas, galvoju, gal Malūną prasuks vienu momentu. Aš irgi tikėjausi, bet po dėjimo Mekovulų sau leidžia ir išmesti tritaškį ir pataikyti. Aliupas po krepšiu, nepagauna kamuolio ten Orelik. Dabar turi šansą kontratakuoti Wolves gražiai, ten apeina Tayloras visus ir nepataiko. Bet kamuolys atšoka Eigirdui Žukauskui, kuris giliai tos užgautos ambicijas, apie kurias kalbėjom, panašu, jog tikrai materializuojasi gerų komandos žaidimų. Savo šio vakaro taškų. Nugarai krepšio Orelikas, bando ten nuskausminti Taylorą, gera kantrybė, tiesa galiausiai praranda kamuolį. Varnas 2 prieš 2 su Maldūnu, truputį nesusišneka, lieka dar 6 sekundės iki atakos pabaigos panevėžiečiams. Geros tenais Kozio rankos, 2 prieš 1 situacija, perdavimas nuo žemės ir Sulaimono 2 taškai su pražanga. Arbitrai nepermaldaujami šiuo klausimu dar kartą. Vitalijaus Kozio geras epizodas, o Wolves tikrai kol kas dominuoja aikštelėje. Matysim, ar panevėžiečių puolimą pakyvins. Ir gerai, tenais gynyboje stovėjo Kozys, numušė pirmas opcijas ir iškart viso to atoveiksmis yra perimtas kamuolys. Oreliko perdavimas tiesiog matant adresatą, bet matant ir du žmonės, kurie stovėjo kamuolio skriejimo kelyje. Labai aplaidi klaida. Ispaniškas pick and rollas, Kariniausko perdavimas ir Broksovinis iš viršaus. Tuos 2 pralaimėjimus Jonavai per pastarąsias 3 Wolves žaistas rungtynės. Būtų 2 iš eilės? Būtų, bet nėra. Bruksas tenais liko prieš Maldūną greitam puolime. Vėl agresyvus čia Sulaimonas ir 2 taškai. Sirvydis. Platų žingsniai, prisidengia kūnų, meta savo nepatogią dešinę ranką, tiesa nepataiko. Sulaimonas ir toliau sužvėrėjęs šiame sezone iš bet kurios distancijos. Žemaitis iš toli. Taip pat netikslus metimas. Netikslus, šį kartą trumpas ir minutas. Pirmoje rungtynių pusėje ant parketo. Geras perdavimas Bičkauskui, dar vienas prarastas kamuolys, aktyvios buvo ten rankos, Sulaimono vėl piruetai po krepšiu, 2 taškai. Gal jam pavyks kiek stabilizuoti komandos žaidimą. Labai aktyviai, ten Žemaitis gynasi prieš Bičkauskį ir perima kamuolį. Wow. Pažiūrėkime, ką bus paruošęs Pacevičius po minutės pertraukėlės. Norėjo čia nais, kad 5 centrui, turint kamuolį savo rankose, jiems užtvarą statytų pirmas žaidėjas. Tai nepavyko pačioje pradžioje, tiesa baigėsi 2 taškais. Išvirkščias 2 prieš 2 Nikolo Jokičiaus ir Džamalo Murray stilium. Čia dar vienas aplaidus perdavimas. Tayloras ką tik užfiksavo, na jau ne ką tik, bet šiose rungtynėse užfiksavo 15 atvejį šiame sezone, kai vienas žaidėjas praranda 6 ar daugiau kamuolių, o čia Kristupas Žemaitis. Skausmas Žemaitis eina tiesiai į kontaktą ir 2 taškai su Sulaimonas su kamuoliu. Ateina žaisti 2 prieš 2 Mekovulų. Čia Beručka susidėlioja poziciją, kojas, gražus metimas, aukštai pašokus, 3 taškai. Ir pelno 2 taškus serbas. Žemaitis išsaugo kamuolį, jo perdavimas Mekovulų, ilgai tylėjo Kristinas Mekovulų po... Nemanau, kad tai jo paties pasirinkta pasininko forma, bet kol kas situacija yra būtent tokia. Prameta Orelikas, Sulaimono atkovotas kamuolys. Gerai pakovotas perdavimas. Dar kartą. Žemė oras. Žemaitis lieka 1 prieš Maldūną. Reikia tenais Maldūnui pakelti ranką. Čia Žemaitis agresyvus ir iš cirko repertuaro 2 taškai su pražanga. Retėja dar labiau. Visiškai laisvas tenais Eigirdas Žukauskas ir kamuolys nenerečia lanko rodyti tinklelį. To agresyvumo dabar jau nežinau, kokio bereikėtų Lietkabeliui norint pagalvoti apie pergalę šį vakarą. Sirvydis tarp 2 varžovų. Perdavimas, klaida ir Sirvydžio pražanga.
Tiesiog fatališkai nesėkminga diena Panevėžiečiam. Fatališkai nesėkminga. Eigirdas Žukauskas. Geriausių trenerių imti iššūkio taisyklę. Nedas Pacevičius to nepasinaudojo. Nepatikėjo savo auklėtiniu. Neįtikėtina. Sunku net rasti apibūdinimų tam, ką matome aikštėje. Jeigu jau prieš tai, sakėm, į vieną krepšį rungtynės 0 startuoja Vilniaus Wolves, po to, kai jie 11-0 pradėjo šių rungtynių pirmąjį kėlinuką. Silpnų nervų žiūrovam. Už savaitės Vilniaus derbis. Čia 31 taškas skiria komandas. Žemaitis iki galo ir 33 taškai skiria komandas. Vos ne 2 ar 3 kartus, kalbant apie rezultatyvumą, naudingumo balus. Čia panevėžiečiai bando priversti kalbėti apie juos, o ne apie Tarmaną, bet to padaryti jam dorai nepavyksta. Grįžtant apie Tarmaną, čia Beručkas 2 taškai. Suprask, statistika buvo daug geresnė tarptautiniuose turnyruose, ar ne? Taip. Trūko motyvacijos, akivaizdžiai. Na ir dabar klausimas. Tarptautinis turnyras baigėsi, tai kiek tos motyvacijos jis turi žaisti vietinėje lygoje. Nors žinoma, LKL tai ne Belgijos ir Nyderlandų pirmenybės. Oi. Tiek atsarginiai žaidėjai. Bet už 3 dienų 7bet Lietkabelis turės rungtynes su Mažeikių komanda namuose. Reiškia, manau, turėtų būti reakcija. Su kamuoliu vėl Turmanas, nugara į krepšį. Gyvas driblingas, gerai be kamuolio paėdo Žukauskas, paliktas Riešas. 3 taškai. Kaip rolės žaidėjas visai neblogai tinka tam tikrose situacijose Panevėžy. Darmanas nusimeta kamuolį Salimonui. Salimonas per Baldvino rankas. Iš toli 3 taškai. Gražiąją krepšinio pusę egzistuoja ir tamsioji, kurią neužilgo pamatysit. Čia Tayloro 3 taškai. Aštrus prasiveržimas po krepšiu. Čia Kariniauskas. Puikus perdavimas, dėjimas iš viršaus Brukso. Šiuo metu Lelevičius pamuša kamuolį, bet Vilkai tęsia ataką. Miniotas prameta iš po krepšio, bet nepataikęs tiesiog 2 taškio. Dabar jis pelno 2 taškus su pražanga. Tonas pirmąjį metimą nesugraibęs kamuolio prameta. Antrąjį užbaigė su pražanga. Jaunieji Wolves fanai. Taip, ten buvo ir rezultatas. Garsonas Bruksas be jokio pasipriešinimo. Jeigu atmintis neapgauna, 3 judėjimas iš viršaus šį vakarą. Ant plakato buvo užrašyta Wolves 99, Žalgiris 5. Dar kamuolį perima Regimantas Miniotas. Apšė bando nuskausminti Džiugas Lavinskas. Šis bandė patraukti kėdutę krepšinio terminais. Neblogai apsigina, tiesa geresnis puolimas. Regimantas Miniotas taip pat žaidžia neprastas rungtynes. Na, visa komanda, kai skirtumas yra toks faktas, jog žaidžia geras rungtynes, jie tau kiek tų klaidų ir kiek lengvų taškų, kuriuos renka šeimininkai. 90-55. Rezultatas net nejaukus truputį. Taip, net toks atrodo, kad gal kažkaip nekalbėti geriau apie jį. Sveiki! Labas vakaras! Krištianas Mekovulu šiandien švenčia potencialiai įspūdingiausią sezono pergalę ir fantastiškas. Ir jos būtent dabar, jau artėjant atkrintamosiom varžybom, artėjant tai svarbiausiai sezono atkarpai, bet mūsų lygoje ir žaidžia jau susiformavusios asmenybės, kurių nereikia apsaugoti nuo tų traumuojančių patirčių, nors šansą pelnyti 100 tašką Vilniaus Wolves komanda. Miniotas po krepšiu, 2 taškai. Lieka dar 1 taškas iki didžiausios kol kas savo auklėtinius, jeigu jie prastai atlikdavo tam tikrus epizodus. Nesvarbu, koks skirtumas, plus 30, plus 40, nuolatos reikia išsireikalauti ir prašyti kokybės iš savo krepšininkų. Gimtadienio proga nepavyksta antrojo 3 taško pataikyti Mekovulu, bet kaip fatališkai. Dar vienas epizodas ir dar vienas triuškinantis dėjimas. Tad viso 0 iš 17 iš žaidimo jo LKL karjeroje. Pavyksta Kozui dar ir pataikyti sudėtingą metimą baudos aikšteliai.